Labą dieną, brangieji bendruomenės nariai, svečiai, gerbėjai, giminės, artimieji. Ne veltui kalbą pradėjau su Algimanto eilėmis apie rudenį, nes prieš 20 metų bendruomenė Linkuvos susikūrė būtent rugsėjo mėnesį, tokį gražų, nuostabų rudenį. 20 metų bendruomeniai buvimas yra didelis įvykis, didelis kelias kartu nueitas. Branginkim tą bendrystę, tą kolektyvą, buvimą vieniems su kitais, prisiglaudimą vieniems prie kitų, pasiguodimą vienas kitam. Tam reikalinga visokia bendruomenė, ar parapija, ar kitoks kolektyvas, ar šokiai, dainos, ar Linkuvos bendruomenė. Tikrai daug Dieve, kad klestėtumėt, kad žydėtumėt. O kartu prisiminkim, mielieji, ir tuos, kaip ir bažnytėlė mišiose prisiminėm, kaip ir dabar, visus tuos, kurių jau nebėra su mumis, kurie yra amžinybėje, kurie galbūt iš dangiškos bendruomenės žvelgia į mus, užtaria ir lydi, kurie buvo nariai šios bendruomenės. Tai kviečiu sustokim ir tylos minutę juos prisiminti. Negirdėta širdies malda žemė prabyla. Vėl didinga varpų kalba įveikia tylą, nes gyventi mus pašaukia vėl amžinos tiesos. Meilės angelas kviečia mylėti, ranką ištiesęs. Savo amžiną žemę, Šventa Marija, ir palaiminus kelia savo širdies maldoje, apkabinus vaikelį, Šventa Marija, melsk už motiną žemę, Dievo danguje. Ir kasdienė maldos malda būna su saule, tėvyninga išliks tauta taikiam pasauly. Yra žodį, bet neškim žmonėms artimo meilę. Tegu kūdikio akys regės dangišką laimę. Savo amžiną žemę, Šventa Marija, ir palaiminus kelia savo širdies maldoje, apkabinus vaikelį, Šventa Marija, melsk už motiną žemę, Dievo danguje. O kai bendruomeniai 20 metų, tai solidu, iš tikrųjų solidu, kiek čia nueita kelelio, nėra lengvas kelias iš tikrųjų bendruomeniai išgyventi. Kviečiau visus ir atėjo 100%, tai aš dar prie to procento, biškai daugiau negu 100%. Tai prisidedu prie jūsų kvietimo ir tegul skamba daina Lauk manęs, atkartodama tą laukimą pirmininkės. Kaip jūsų laukia? Kas moka dainuojam kartu? Svečiai užeikit dar šiek tiek daug užduoti. Bet žinot, tuo pačiu labai gera, kad linkuviečiai tiek daug gali susirinkti bendrą krūvą, kad yra veikla arba bendruomenė, kuris suburia visus į vieną krūvą. Bendruomeniai 20 metų proga ir linkiu
kad ateityje visi taip pat draugiškai surėmė pečius. Žinau, nėra klaidų, bet jų negalime išvengti. Šiandien jaučiu, iš viskas sudėtingas. Aš laimingas, aš tik dabar tai supratau.